Jeigu ieškai atsakymų arba nori eiti sąmoningumo keliu arba atsimušiai į sieną ir nežinai kaip ir kur judėti toliau, jeigu nori iš tikrųjų prieiti prie tikrojo savęs pažinimo, nes tai yra gyvenimas labai svarbu, tai įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Tai atsidūrei ten, kur reikia, nes aš noriu papasakoti apie renginį, kuris vadinasi Sužinok daugiau. Renginys Sužinok daugiau vyks rugsėjo 7 dieną, tai bus šeštadienį Žemaitkiemio dvare. Žemaitkiemio. Žinokit, tas pats, kaip įrašysit, vis tiek suras. Tai iš tikrųjų tai yra unikali galimybė pažinti pasaulio lygio vedlius ir giduolius. Bus ir profesionalūs astrologai, tarologai, chirologai, veidotyrininkai, jogos specialistai, sapnų analitikai, numerologai ir dar daug kitų sričių specialistų, kuriuos galėsite susitikti būtent šiame renginyje. Ir ne tik specialistų, bet ir bendraminčių, su kuriais galėsite dalintis tą meilę, skleisti meilę ir ją gauti atgal. Patys specialistai padės paaugti dvasiškai, išmokys patobulinti savo fizinį kūną ir gyventi darnoje. Tai kiekvienas, manau, ten atras savo kažkokius tai naujus būdus, kaip į kasdienybę įtraukti daugiau sąmoningumo ir harmonijos. Ir manau, kad tai puikia proga susitikti ir pasikalbėti ir įkvėpti vienas kitą. Tai aš palieku nuorodą į šį renginį www.sužinokdaugiau.lt ir jeigu sugalvosite visgi atvykti į šį renginį, aš tikrai būsiu 100 milijonų procentų, bent jau šiuo metu taip sakau. Ir tikrai labai noriu ir pati pasimatyti su visais, susipažinti ir pati išgirsti ir žinoma, kad turiu įvairiausių klausimų, į kuriuos man reikėtų šiuo metu atsakymo. Tai mane sutiksit, bet sutiksit ir begalės nuostabių mokytojų ir žmonių. Ir labai dėl to džiaugiuosi, kad galiu aš jums taip čia papasakoti. Tai jeigu suvesite mano dar nuolaidos kodą IGLI, jums bilietai bus pigesni. Tai nieko nelaukit, nes jau renginys tikrai ne už kalnų. Nieko nelaukit, bet aš jūsų labai laukiu, kaip ir visi kiti šio renginio organizatoriai. Kol skaičiau knygas ir domėjausi tik teoriją ir nebuvo praktikos mano gyvenime iš vis nei kvapo, buvo visai kitaip. Toks pabundi ryte ir nuotaika kaip loterija. Va, tu nežinai, kokia gausi, ar gerą, ar šūdiną, bet tai taip yra. Ir atrodo, kad tu nieko gyvenime nekontroliuoji, net savo pačios emocijų ir savo pačios minčių. Tai taip yra gyventi sunku ir man labai vienas patiko, kad mokytojas pasakė, ne gyvenimas sunkus, o mintys sunkios. Tai aš labai noriu pakviesti jūs nuoširdžiai atrasti savo harmoniją, truputėlį sušvelninti savo protą, savo mintis, atrasti kažkokių naujų atsakymų, naujų dalykų ir į rudenį žengti daug tvirtesnę koją. Sąmoningumas iš tikrųjų man labai